pasibels jūroje vaikai. Dindiling, apsnigtų kelių, visą maišą dovanų senis atsineš. Visų temas nubėgs, balti laukai, kažkur toli skambės kalėdiniai varpai, o smaigiai žemėn kris, žalias egles dabins, senelis maišą tuoj trištyvomis galės. Dindiling, skambina varpai, greit kalėdos pasibels, džiūgauja vaikai. Dindiling, apsnigtų kelių, visą maišą dovanų senis atsineš. Dindiling, skambina varpai, greit kalėdos pasibels, džiūgauja vaikai. Dindiling, apsnigtų kelių, visą maišą dovanų senis atsineš. Senis atsineš, senis atsineš. Ir visi garsiai paplokit mūsų svečiams. Labas vakaras, Prienai. Neišgirdau, ar čia yra žmonių. Labas vakaras. O, cigala. Labas vaikai. Ai, kaip gražu. Na ką, ar laukit kalėdų senelio? Oi, vaikai, aš labai skubėjau, truputėlį buvau snustelėjęs, bet nepavėlavau. Nu, nepavėlavai? Taip, tai dabar žiūrėkit, kai į žemę atkeliauja kalėdos, reikia būtinai įžiebti kalėdinę eglutę, ar taip? O įžiebdami kalėdinę eglutę mes įžiebsim savo širdutėse ir kalėdinę nuotaiką. Tai labai svarbu. Bet aš vienas tikrai nesugebėsiu tą padaryti. Ne, tau reikia pagalbininko. O pagalbininkas tavo bus ne bet kas, o miesto šeimininkas, meras Alvydas Vaicekauskas. Pasitikite plojimais. Sveikas, Alvydai. O, labai malonu tave matyti. Kaip jūs čia gyvenat? Labas vakaras. Labai smagu matyti šitiek daug susirinkusių čia aikštėj. Matyti senelio labai laukiat. Ir maži, ir didesni. Noriu pasveikinti visus su artėjančiom šventėm, palinkėti šiltų, jaukių, laimingų naujų metų ir, aišku, artėjančių kalėdų. Noriu palinkėti mažiesiems, kad išsipildytų jų norai ir tas senelis būtų dosnus. O visi prieniečiai būtų sveiki, kad mus saugotų taikus dangus. Aišku, netrukus turbūt įžiebsim eglę ir aš čia pagrindinis žmogus tai yra senelis ir su juo nekonkuruosiu jokių būdų, bet dar noriu pasikviesti šios nuostabios eglės šeimininkus Vilmą ir Julių iš Pakuonio, kurie padovanojo šią nuostabią eglę. Garsiai paplokim, pakvieskim Vilmą ir Julių Baranauskus. Vilmą ir Julių, užeikit, stokitės prie. Taip, čia arčiau mūsų, ateikit. Ateikit į vidurį, taip, va, labai gerai. Tai aš noriu mažą suvenyrą įteikti ir noriu palinkėti, kad vietoj šitos eglės ten išdygtų irgi nemažiau gražus augalas. Ačiū Jums. Gražių švenčių. Ačiū Jums tenais. Na, gal Jūs norit ką pasakyti? Aš tik noriu padėkoti ir palinkėti visiems gražių, viltingų, artėjančių švenčių. Būkit visi laimingi. Ačiū. Plojimai, mėlieji, plojimai. Na ką, eglutė paruošta, nuotaika gera, taip. Tai dabar visi kartu įžiebsim gražiausią eglutę. Dabar taip. Skaičiuosim nuo 5 iki 1 ir mesim stebuklą į eglutę, kad jinai įžiebtų. Gerai? Suspauskim rankytėse stebuklą visi. Visi. Iškelkim stebuklą aukščiau ir pradedam skaičiuoti. 5, 4, 3,
įsižieb! Paplojam, labai gražu. Ačiū, mėly. Pamojuojam rankytėm, pamojuojam žibūrėliais, telefoniukais. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros nakties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Šio ryto garsai, tai šventės aidai. Girdėsi ir tu, kaip neramiai skamba balsai. Savim prisiliek, širdin išklausyk, svečių nelauktų iš namų neišprašyk. Ir visi kartu. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Varpeliai girdi, kalėdos širdį. Ateis valanda, kai tavo žodžiai pavirsta malda. Kiek daug ir mažai prašysim visi, dangaus lyg žmogus šio žadėto svajonių naktį. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Nagi prienai, judam, rankytėm. Pamojuojam visi. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Ačiū, mėlieji! Jūs patys geriausi! Taigi kalėdų senelis linki gražių kalėdų, artėjančių gražaus laukimo. Aš dabar eisiu prie eglutės, pasivaikščiosiu, pasikalbėsim, o šventė tęsia kažkas. Šventė tęsiasi, jei kas labai sušalote, tai kviečiu į maltiečių palapinę, kur jaunieji Prienų maltiečių vaišina maltiečių sriuba ir arbata.